Fixus Mobilis projektas Pasidaryk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidaryk pats. Lietuvoje iki 13 amžiaus architektūroje dailidės ir staliai anų laikų gyvenimo būdą, etnografinius bruožus atvaizduodavo medienoje. Bet pas mus klimatas yra nepastovus, neprognozuojamas, permainingas, drėgnas, o dar gaisrai. Teko ieškoti alternatyvos. Ilgai nereikėjo. Senoliai jau seniai viską išrado. Rieduliai, keraminės plytos ir kalkinis skiedinys. Taip, tai yra brangiau, bet atitinkamai ir tvarkingai prižiūrint 1000 metų stovės. Nekantrauju vėl pasimatyti su Fixus Mobilis bičiuliais, kurie man parodys, paaiškins, kaip kokią plytą, akmenukai statyti pagal senovinės technologijas. Esame Aštriojoj Kirsnoj, dvaro komplekse, kuris pastatytas veik prieš 200 metų. Taip. Ir jisai toks pats gražus, nuostabus, prižiūrėtas. Taip. Reikėjo čionais ir energijos, ir investicijų. Bet iš tikrųjų jausmas, kad tais laikais statydavo kur kas tvariau ir tvirčiau negu šiais laikais, tarsi 1000 metų į priekį. Nesvarbu, kiek kainuos ir kiek pastangų žmonių čia reikės. Kokia paslaptis, kaip statydavo tais laikais? Labai paprasta, naudodavo natūralias vietoje randamas medžiagas, tai lauko riedulius, kalkinius rišamosius skiedinius ir molį, iš kurio degdavo plytas. Ar medį pamiršai, vagi, medžio apsuptyje? Medžių daug. Tin. Bet medis, jisai turi tą gebėjimą kaip užaugti, taip ir sutrūnyti. Emilija, tam, kad taip gražiai ir tvirtai atrodytų visos sienos, reikalingas mūro rišamasis skiedinys. Taip, rišamieji skiediniai gali būti skirstomi tam tikras grupės, priklauso nuo jų rišamosios medžiagos, kuri yra įmaišoma į skiedinį. Tai gali būti kalkiniai, gali būti cementiniai, gali būti polimeriniai, molio arba mišrūs. Tai reiškia, kad gali būti į rišamą į skiedinį įmaišyta kelios rišamosios medžiagos. Pavyzdžiui, kalkės ir polimerai, molis ir kalkės. Tai O polimerai ir cementas čia yra šiuolaikiniai priedėliai tokie? Taip, šiuolaikiniai. Kurie tinka senom technologijom? Istoriniams pastatams cementinių, polimerinių skiedinių nerekomenduojam daryti, nes jie yra nesuderinama medžiaga su istoriniu kalkiniu skiediniu, kuris dažniausiai ir pasitaiko istoriniuose pastatuose. Koks tais laikais mūro rišamasis skiedinys buvo numeris 1, pats populiariausias? Kalkinis, kurio sudėtyje būdavo kalkės, smėlis ir vanduo. Ir vanduo, ir viskas. O jeigu o kodėl kiaušiniai nebenaudojami buvo? Naudojame. Jeigu nori, kad tavo rišamasis skiedinys būtų tvirtas ir laikytų ilgai, tu gali įmaišyti baltymų turinčių medžiagų. Pavyzdžiui, varškė, kiaušiniai, kiaušinių lukštai. O jeigu norėtum, kad ir spalvą pakeisti šiek tiek, tai galėtum įmaišyti mineralinių medžiagų. Pavyzdžiui, susmulkintum plytą iki miltelių, įmaišysi į rišamą į skiedinį ir spalva jau bus nebe balta, o rausva tokia. Gerai, o jeigu aš tai privešiu prie sienos, tai koks čia yra skiedinys, iš kokie ingredientai? Be kalkių. Be kalkių. Aš tau taip žiūrėdama negalėčiau atsakyti. Reikėtų padaryti rišamojo skiedinio cheminius tyrimus. Laboratorijoje. Taip. Mūras. Asociacija man, vyras mūras. Toksai kietas, nepalaužiamas, tvirtas, bet iš tikrųjų turigi silpnų savo pusių. Mūras gali būti pažeidžiamas. Taip. Ir kokios dažniausiai priežastys? Mūras tikrai gali būti pažeidžiamas ir dažniausiai mūro pažeidimai atsiranda dėl
nepriežiūros pastato arba dėl prastos priežiūros. Ir dažniausiai galima išskirstyti į keletą grupių veiksnių, kurie daro didžiausią įtaką mūro pažeidimams atsirasti. Tai atmosferos veiksniai, lietus, sniegas, vėjas, aplinkos veiksniai, paukščiai, medžiai, keliu važiuojantis transportas, sukeliantis vibracijas arba druskomis barstomi keliai, kapiliarinė drėgmė ir grunte esanti drėgmė, taip pat mechaniniai įvairūs pažeidimai arba naudojamos nedarančios medžiagos. Emilija, stovime šalia pavyzdžio, kur keraminės plytos, tas mūro skiedinys ir akmuo. Taip. Derintas, gražiai suderintas, ar tai yra dėl grožio, ar dėl praktiškumo, bet mano nuomonė, kad akmuo yra, kiečiausia medžiaga. Šiaip akmuo gali būti taip pat pažeistas kaip ir keraminis plytos. Akmuo gali būti pažeidžiamas? Taip. Kadangi įvairūs atmosferos veiksniai ir aplinkos veiksniai taip pat turi įtakos akmens būkliai ir kadangi akmuo yra porėta medžiaga, lietus, drėgmė, cheminės medžiagos, jos įsigeria į akmenį, ne vien tik tais pro kokius nors atsiradusius įtrūkimus nedidelius ar pro skylutes, jisai iš vidaus gali taip pat būti pažeistas. Statiniams Lietuvoje, istorinėse statiniuose, šita medžiaga nebuvo dažnai naudojama, nes tiesiog neturėjo kaip technologiškai jos apdirbti. Todėl dažniausiai ją naudodavo pamatams arba kartu su plytų mūru įmūrydavo akmenis arba naudodavo kiautiniai mūro konstrukcijai. Tai va. Tai akmuo kaip akmeninės sienos tu tikrai nepamatysi Lietuvoje, bet mūro, kuriame yra akmens, tu tikrai pamatysi ir akmuo, jisai ilgainiui gali būti pažeistas taip pat kaip ir keraminės plytos. Taip, ilgaamžis akmuo, medžiaga laiko ilgiau negu keraminės plytos, tačiau dėl savo poringumo, įgeriamumo jisai gali būti irgi pažeistas. Taip, plyta, mūras gali būti pažeistas, taigi aišku, bet tai kaip taip aš galėjau pamiršti, kad lašas po lašo ir akmenį pratašo. Senovės liaudės išmintis, nuo pat vaikystės girdėjau, taigi aišku. Oi, ir kad mūras, tos senovinės sienos, pastatas, istorinės stovėtų ilgai, tūkstantmečius reikia jį prižiūrėti. Priežiūra prasideda nuo ko? Nuo apžiūros. Po apžiūros seka valymas. Eisiu pas Laurą, dėsimės pirštinės, imsime priemonės, pasiraitosim rankovės ir valysim! Bet Laura yra smarki, reikia susikaupti, pasiruošti, ją gabumų reikia pavyti, bet jau aš... Leonardai, stok ant akmenėlio, sėskis ant žirgelio, jos metu. Siaurą modo į kaniką, kansyti žirgelių, jos modo į kaniką, kansyti žirgelių. Laura, tau nereikia laikytis, čia vėjas stiprus, nenupūs tavęs? Ne. Ne, o drąsi. Jaučiuosi labai tvirtai. Jo, atsargiai tu žolę sutrypsi. Čia labai gražiai auga žolė, gėlės, nužydėjo tiesa, bet pienės netgi auga, įsivaizduoju, kerpės, pelėsiai, ekskrementai paukščių. Man tai gražu. Norėčiau palikti, ar galiu?
būtent va šitas kerpės. Nu viskas, ir žolytė, va, pieva, jinai va, sužels, tai galima bus pikniką daryti. Nu, žolių tai tikrai ne. Čia toks jau galima sakyti iš karto, kad ne. O kerpės, tai mes patariam valyti, nes kartais atrodo, kad tas yra nekenksmingos, gali būti gražu, nes žalia. Taip. Bet iš tikrųjų tai jos yra kaip ir visi augalai, jos sulaiko drėgmę, tokios kaip kempinytės, jos sugeria ją. Ir dar tas mūras, jisai ilgai neišdžiūsta. Tai dėl to dažniausiai tos vietos, kurios yra apaugusios kažkokia va, tokia va, biopažaida, kaip mes vadinam, tai čia yra samanos, kerpės, dumbliai, tai byloja, kad tos vietos jau sulaiko daugiau drėgmės. Kada ir kaip valyti, daboti, prižiūrėti pastatą reikėtų senovinį? Taip, tai su istoriniais pastatais iš tikrųjų yra labai svarbus momentas prieš valant bet kokį pastatą, nesvarbu ar tai yra mūras, medis, bet pirmą reikia artimai susipažinti su tuo, ką mes valom. Čia, tarkim, matom, kad tai akivaizdžiai yra plytų mūras, keraminių, tačiau reikia visą laiką pažiūrėti atidžiau. Tai pirmą reikia įsivertinti, ar tai yra vertingoji pastato savybė. Jeigu tai yra, tada visą laiką reikia pagalvoti, ar mes jos nepažeisime valydami. Turime kelių rūšių šepečius. Taip. Yra plastikinis toksai minkštas, dar minkštesnis šepetukas. Taip. Kietesnis ir nei vieno metalinio. Ai, va, vienas metalinis yra. Jo, tai jisai iš tikrųjų tokiam plytų mūrui yra netinkamas, nes jisai, net jeigu labai švelniai su juo valant, galima palikti tokių mikroįbrėžimų, pro kuriuos po to dar gali skarbiau giliau prasigerti vanduo ir sulaikyti tą mūrę, dar giliau. Šita mentelė. Taip. Ar galėčiau gramdyti? Atrodo patogu. Paimi, va. Taip. Gramdai. Tai čia dabar yra tas skiedinys dar pakankamai tvirtas. Plytų būklė irgi jau jos yra šiek tiek pradėjusios eižėti, tačiau dar pakankamai nebloga. Tai galim pasirinkti minkštų šerių šepetį. Ir tada antras klausimas, į kurį turim savo atsakyti prieš valant, jeigu įsitikinam, kad nepažeisim savybių, nepažeisim fizinės būklės ir tiesiog mūsų priemonės yra tinkamos, tada mes turim sužinoti, ką mes valom. Kas irgi yra labai svarbu. Kerpės. Taip, čia turim biopažaidą, kerpės. Tai kerpės yra biopažaidos rūšis, kurią yra lengviau pašalinti, kai jinai yra šlapia. Šiuo atveju, kadangi tai yra biopažaida, mums jau praktikoje gana gerai pažįstama ir mes turime biocidinių priemonių, kuriamis galime padengti paviršių, kai jau nuvalome, kad ta biopažaida lėčiau atsinaujintų. Preparatus tokius cheminius visą laiką būtina pasimėginti kur nors mažai matomai pastato vietoj ir pažiūrėti, koks yra poveikis, ar tai yra toks, kokio norim. Tai šį mes jau esame išsibandę. Tačiau bet kada, jeigu būtent aš kalbu apie biopažaidą ir tuos visus biocidus ir herbicidus, tai kad nebūtų tokio poveikio, kokio mes nesitikime. Nes kartais, kad ir pardavėjai gali sakyti, kad nieko nebus ir taip toliau, bet istoriniai pastatai yra labai skirtingi, jų mineralinės medžiagos. O ką aš padariau? Nu, gerai, papraškiau ne tą ir kas gali įvykti? Ką? Gali paviršius, ta prasme, pradėti taip, tokiais... kaip erozija. Ai, kaip kempinėlė tokia su porom. Jo, iš esmės, mūsų mūras labai gerai viską įgeria, jis yra labai porėtas. Ir jeigu jis įgeria tokią medžiagą, kuri jam yra netinkama, tai gali būti, kad pradės druskų dar daugiau atsirasti. Tiesiog tai yra cheminės reakcijos ir jas nereikia žiūrėti taip lengvai. Tai čia yra tokia priežiūra, kad tas mūras galėtų geriau vėdintis. Tai viskas, nereikia valyti. Užpurškį, užkonservavom, viskas, namo? Dabar pereisim prie didesnių augalų. Tai pirmiausia, visų pirma, kaip ir valėm čia, ką mes valom.
Tai įsivertinam būklę, čia iš tikrųjų tikrai tai yra tiesiog skiedinys ir papučia mūras, yra įsitvirtiniai mūrai, tai galim tikrai rauti. Žiūrėk, prašau, vat, šaknis kokio Taip. ilgio, veik 10 Kurios centimetrų, eina kurios gilyn. iš Taip. mūro ištraukia. Tai būtent dėl to jas ir reikia, vas čia jau matos ir plytos palaidos. Kęstutį mes su Laura turėjom smagų laiką labai aukštai ant bokšto, valėm žolės, ten genėjom pievą, bet pagalvojau, geriau aš nebūčiau to pradėjęs, nes išroviau ir pamačiau ten tokie plyšiai, tokie įskilimai. Na tikrai, nedidesni negu šitas va. Au, yra ten kas nors. Aš kitą pasto galą matau. Užplombuoti, užsiūti, užklijuoti, kaip įmanoma spręsti. Tai čia galima sumontuoti įtrūkimo žymeklį ir stebėti, ar tas įtrūkimas didėja. Tai vat išsirenkam vietą. Aš manau, vat čia labai jau platus tas plyšys ir jau reikia, kad Ir reikia, kad neįskėdinį gręžtume tiesiai plytą į plytą, ne? Ir ne patį galiuką, nes nuskils. Kęstuti, 10 minučių tikrai praėjo. Tikrai kietesnis šitas skiedinys negu netgi plyta. Taip, galima atsukti. Matom, tvirtinimo masė sustingo. Sukom? Sukom. Aš neturiu kantrybės daugiau nei 11 minučių. Dabar turim sureguliuoti abiejose skalėse ir horizontaliai ir vertikaliai, kad nuliai būtų. Liniuotas nuliai. Taip, vienoj linijoje. Na, pažiūrim. Rolandai, labai gražus meno kūrinys, žmogaus ir gamtos, bet nemanau, kad iš pat pradžių ar architektas, ar statybininkas turėjo tokį sumanimą. Kokio pobūdžio virusas užpuolė šitą sieną? Tai aš manau, kad čia yra gamtinės sąlygos, vėjas, lietus, bet pati plyta yra gal blogai buvo uždegta. Kažkas tai buvo su plytom, nes kai kurios visos geros yra dalis plytų yra išplautos. Jos gal gerai neišdegtos buvo, ar molis gal koks kitoks papuolė. Gerai, nevalia palikti taip, kaip yra. Reikėtų užtaisyti, ką, rauti šitos dantis, ką su jais daryti, ar užtaškyti skiediniu. Ne, už skiediniu neužtaškyti, reikia dar nudaužyti tas plytas, kurios jau yra, kurios, matom, ką reikia jos keisti. Ir įdėti naujas plytas.
Bet dabar mes jau nevalom, palaukiam, trupučiuką apdžius ir tada valysim, nes mes jeigu vėl čia pradėsim braukyti su kažkokiu skuduriuku ar šepetuku, tai mes vėl visą išvalysim. Varysim lauk tą skiedinį. Aha. Nu ir taip ir varai visą sieną ir žiūri, kur vėl plyta, bet ir dedi. Visa, va taip va siena. Taip, Vat nuobodus. galo krašto nesimato tom siūlėm. Eikit savo. Rolandai, čia tiesiog galima ranką kišti skylės, vos ne kiaurai pamatus. Jau sraigės net gyventi pradėjo, susikūrė savo namukus. Tai suprantu, šitos judančius akmenis ištraukti ir skėdinuką užmaišim įdėti ir galima klijuoti. Jo, ir klijuoti. Šitą ruožą, taip? Jo, biški prasivalius, bet ką kaip savininkui namo valdytojui, tai aš patarčiau, tai nu va tuos tris, va dabar čia visa siena gera, 3 akmenukai juda, ne? Taip. Nu tai aš tau galiu va, pamokyti, kaip tau pačiam įsistatyti. Skirtumas prižiūrint, dabojant plytas ir akmenį yra koks nors, ar taip pat? Taip pat, lygiai taip pat, tik čia gal paprasčiau, nes akmuo yra ir viskas tik prasivalom. Kaip ir aš minėjau apie plytas, irgi ten, nes vieną plytą, jeigu kokia prarasta, tai dar pats gali įsistatyti, bet jeigu ten daug didesnis darbas, tai jau kvietiesi specialistus. Gerai, tai pon specialistė su kuo? Va tas, arba su va, galima žiūrėti. Netgi jis yra kalkinis, va. Rolandai, jūs perfekcionistas. Gal jau užteks? Nu gerai. Gerai? Gerai. Man atrodo tikrai gerai. O,
Gerai. Pamenu, čia buvo gražus juodas akmuo, Jo, kurį mes daugumą inkrustavom, vietų mes čia, ir aš noriu, kad jis būtų juodas ir gražus. Noriu apiplauti dabar ar vėliau. aš rekomenduočiau po kokios valandos ateiti, jau darbus darom, tai grįžtam prie jo už valandos. Skedinukas sukietės šitiek. Apkietėja trupučiuką tada lengviau, kad mes nebeišplautumėm. Ir taip lengvai nenubėgs. Jo, taip Viskas. lengvai nenubėgs ir neišplausim siūlių. Valandą pailsiuko. Valandą polsiu. Kokia dienelė, kiek visko nuveikta, gera, taip gera, dušelės, patys matėte. Ir yra taip su tais istoriniais, senoviniais pastatais, mėgsta jie ir dėmesį, ir globą, o tokie yra, taip, čia nepaskubėsi, čia nepasuksi lengviausių kelių, o pagunda yra, šiuolaikinės medžiagos jos, o šiuolaikinės, tai drėgmė nelaidžias, ne? Ne, jokių būdų. Tokią žalą nepataisomą padarysit, kad ohohoho. Kaip mūsų senoliai sakydavo. Vaikeli, 8 kartus įsiaiškink, koks skiedinys šiame senoviniam pastate buvo naudojamas. Ir tik 9 maišyk. Va tokia pabaiga.